Jo, tai yra tas klausimas, kuris mane visą laiką labai sutrikdo, ypač kai aš jį gaunu iš suaugusių žmonių. Rizikuoju, tad pakalbėkim apie antisemitizmą. Antisemitizmo būta labai seniai, daug anksčiau negu Antras pasaulinis karas ir jo pradžią apčiuopti galima kartu su ankstyvąja krikščionybė, o ankstyvoji krikščionybė, ir sakau aš čia be jokios neigiamos konotacijos, buvo judaizmo sekta. Tai atnaujintas judaizmas ir krikščionys, ankstyvieji krikščionys labai neigiamai žiūrėjo į žydus, kurie atsisakė priimti naujoves ir naujas tikėjimo tiesas, o pasiliko prie senųjų dogmų. Vienu žodžiu, įtartini tokia buvo, jiems atneša išgelbėjimą, o tie sako ne ačiū. O vėliau dar atsirado ir dogma, kad būtent žydai buvo kalti dėl Jėzaus mirties ir jie jį nužudė. Beje, šios dogmos atsisakyta buvo tik 1960 metais. Ir kada krikščionija tapo lyderiaujanti religija Europoje, žydai buvo išstumti į visuomenės paribį. Jiems buvo uždrausta turėti žemės ar užimti bet kokį visuomeninį postą. Jie tapo tie kiti, kurie buvo atpirkimo ožiais ir jie buvo kaltinami nuodijant šulinius, tyčia platinant marą ar tiesiog žudant krikščionių vaikus, kad išsikept macų. Nes mes kalti negalim būti. Jie kalti. Net ir per užgavėnes užtat rengėsi žydais, nes tai yra ne mes, jie. Kaip beje ir vokiečiais ponais. Bet jeigu žydas atsisakydavo savo religijos ir konvertuodavosi į bet kokią krikščionišką konfesiją, viskas būdavo gerai. Iki XIX amžiaus, kada su visom chronologijom ir eugenijom atsirado nauja antisemitinė teorija, kuri teigia, kad žydas tai ne etnolingvistinė religinė grupė, o rasė. Čia jau jokia konvertacija nepadės, žydo kraujas liks žydo krauju. Ir beje, apie XIX amžiaus antisemitinės teorijos gimimą yra labai gera knyga Umberto Eko Prahos kapinės. Ir kadangi tos visos pseudomokslinės teorijos XIX amžiui buvo all the rage, ši idėja taip pat labai plito. Ir tuomet prasidėjo Pirmas pasaulinis karas, kuriame Vokietija buvo sutriuškinta. Tai reikia atpirkimo ožio, ne? Ir toks diedulė su keistais ūsais jį rado. Tai vėl buvo tie kiti jie. Jie oficialiai buvo apkaltinti, kad jie tyčia nepadėjo ir backstabino Vokietiją, nors Pirmo pasaulinio karo metu Vokietijos kariuomenėje tarnavo 100 000 žydų karių, kas yra 20% tuometinės žydų populiacijos ir tai buvo daug. Labai daug netgi. Bet kam rūpi tie faktai, kai reikia kažkam kaltę suversti.